Na, sveiki, dar kartelį, stendas 1.07, mes jau išeiname finišo tiesiai, norim atsisveikinti su visais, kurie buvo su mumis šį netrumpą savaitgalį. Mūsų šūkis kol kas nepasikeitė, koks tavo QR kodas, iš tikrųjų, koks tavo QR kodas. Ir šalia mane stovi, šiandien likusi brigada, su jumis bendravo Urtė. Taip, kaip ir Urtė. Ir jinai dirbo visas 4 dienas ir pasakysiu taip, jai buvo sunkiausia misija, tikriausiai užkamšyti visas skylės. Aš mačiau, kaip jin verkia, aš mačiau, kaip jin šypsojasi, bet jinai yra toks šių knygų mugės, šios 10 Agata muzikos salės, reiškia siela mūsų stendo. Ji ne tik tai daro, bet ir rašo savo elektroninę muziką, kiek aš žinau. Taip? Rašau muziką, darau jo. Tai va, greitų laikų gali būti, kad kažką išgirsit. Gerai, prisistatom kitas mūsų mielas operatorius, savanoris, kuris atvyko mums padėti. Rėjus. Kaip tau sekėsi? Pabiškai, gerai. Sofija, taip pat operatorė, sekėsi puikiai, nežinau, Puikiai. smagiai, įdomi patirtis. Jūs galite pasakyti, iš kur esate, iš mokyklos kažkokios, iš aukštosios? Aš iš Vilnius Tech, kūrybinių industrijų studentė. Gerai. O to? Aš taip pat iš Vilnius Tech ir aš avionikos studijuoju. Tu supranti, mes pagaliau nuo kitų metų pradėsim lėktuvus pardavinėti čia, normaliai. Gabija, kokia Gabija, Austė, sėdi prie pulto, transliuoja. Ką tu pasakysi? Nieko, viskas labai puikiai. Viskas Beveik labai puikiai, tikrai? Jo. Gerai, žiūrėk, tai fain tada. Gerai. Daug kalba jinai, kadangi daug kalba, tai daugiau neklausinėsiu. Dar šalia manęs Nika stovi, Nika 4 paras irgi prabuvo čia. Nika, tau kaip sekės? Super, praradau balsą, atradau balsą ir labai daug geros muzikos. Šiandien tiek žema. Žinau, kad tu netgi sugebėjai taip nusivažiuoti, kad nusipirkai patefoną čia. Taip, ačiū fonų už simbolinę nuolaidą. Ir visiems draugam, kurie išleidinėja savo muziką ant vinilo ir dabar man gėda gadinti jos su blogu patefonu. Tai dėl to nusipirkau naują. Nika mokosi, kaip ir Urtė, vis dar vyko. Tai pas mus dar dirbo stende ir Raimondas Paškevičius, kuris yra SMK katedros vedėjas, aktorius, scenaristas ir taip toliau. Jam didžiulis dėkui. Po to dar buvo Gustė iš mūsų kūrybinių industrijų fakulteto. Aš dėkingas visai hebrai kūrybinių industrijų fakulteto ir visiems tiem žmonėm, kurie mūsų titruose matosi ir kurie padėjo mums viską suorganizuoti, ypač Šiaulių miesto savivaldybei. Rūtai už nuostabius saldainius, kurie mes patys normaliai neparagavom jų. Mes turėjom visus išdovanoti ir saugoti juos, kad liktų visiems. Ir dar vienas žmogus, kuris 4 dienas dirbo, tai yra Kristina Rūtskytė. Kristė, kaip tau įkristi į tą malūną tokį? Žiauriai fainai buvo, kaip žuvis vandenį. Bet jau šiandien norėčiau pabaigti. Gerai, Kristė išvažiuos kartu su komanda į Šiaulius. Aš pasiliksiu Vilniuje su visais daikčiukais, kuriuos irgi reikės rytoj pradėti grąžinti po truputėlį. Ir dar išvažiavo vienas automobilis, tai yra Diana Kuprytė, kuri turėjo skubiai grįžinėti Šiaulius. Ir matyti jau visas mūsų kolektyvas. Dar buvo keli operatoriai, tiesa, aš nepaminėjau gal kažką, kas prisimena. Kas dar buvo? Simas. Simas buvo Burinskas, teisingai. Ir Jonas, ne? Joris teisingai buvo. Ir Mantas dar buvo. Tai vat, tų operatorių pas mus buvo daug pakeitimų. Ir čia šalia manęs kamerą laiko nuostabus žmogus, Tomas Laugalis. Jis atvažiavo penktadienį po mokyklos darbų, sunkiai atidirbęs ir taip toliau. Ir jisai dabar staigiai baigiant transliaciją, jis bėgs tvarkytis, krautis į mašiną ir visa kita. Ir tokiu būdu mes pabaigsime šitą nuostabę šventę. Kas dar nespėjo ateiti, jau nebeieškokite, ieškokite naktis.lt, yra atidaryta parduotuvė, ten rasite daug informacijos. Ir žiūrėkite mūsų Facebooko paskyrą, Šiaulių naktis Facebook'e, ir ten rasite visus eterius. O ten bus ir papildoma informacija apie tai, ką mes šiais metais turėjom čia. Su jumis buvo Remigijus Ruokis, Šiaulių stendas, koks tavo QR kodas. Ačiū visiems, ačiū jaunimui, kuris pirko Pietinio kronikų piratinį plakatą. Užteks degalams pinigų galbūt kaip nors. Ir ačiū visiems rašytojams, kurie nusprendė, kad tęsinys bus. Reiškia, nebereikės dizaino naujo daryti. Gal. Gerai, tai pamojuokim visi ir
Iki kitų metų, manau, kad. Žiūrėk.